Vėlai vakare atvykome į Vengriją, į Šegedo miestą ir apsistojome miesto centre esančiame Tiza viešbutyje. Šis įspūdingo dydžio ir grožio pastatas yra pastatytas 1885 metais. Tiek iš išorės ir iš vidaus pastatas atrodo tikrai labai elegantiškas ir tvelkiantis senovinę prabangą. Viešbutyje įspūdingo grožio yra laiptai ir milžiniško dydžio veidrodžiai, labai graži menė pavalgyti ir šiek tiek kuklesni kambariai apsistoti nakvyniai. Mes čia apsistojome tik vienai nakčiai, o ryte, pavalgę pusryčius, išėjome pasivaikščioti į miestą, apžiūrėti, kaip atrodo miestas. Truputį papasakosiu apie šį miestą plačiau. Segedas tai yra miestas Vengrijos pietuose, prie Tisos upės, netoli Serbijos sienos. Čiongrado apskrities centras, tai yra 4. pagal dydį Vengrijos miestas. Segedas dar vadinamas Saulės miestu ir yra įsikūręs prie Tisos ir Maros upių santakos. Miestas yra minimas nuo 1138 metų. Miesto teisės gavo 1246 metais, o 1498 metais Segedas tapo karališkuoju miestu. XIX amžiuje čia įvykęs potvynis beveik sugriovė miestą, tačiau miestas buvo atstatytas. Kad ateityje nepasikartotų tokia nelaimė, buvo įrengta užtvankų sistema. Mieste yra Kupolo aikštė, savo dydžiu prilygstanti Švento Morkaus aikštei Venecijoje. Taip pat yra vyskupų rūmai ir neoromantinio stiliaus katedra, dar vadinama Įžadų bažnyčia. Čia yra gausybė architektūrinių paminklų. Tai Švento Demetrijaus bokštas 11–13 amžiuje statytas, pilies griuvėsiai 13 amžiaus, Pranciškonų bažnyčia 1503 metais. Taip pat 18–19 amžiuje pastatyta serbų stačiatikių Švento Mikalojaus cerkvė. Taip pat yra neobarokinė rotušė, Juodasis namas, viešbutis Vengrija, neobarokiniai teatro rūmai pastatyti 1883 metais, stačiatikių cerkvė pastatyta 1884 metais, elektrinis pirčių kompleksas, Kaso viešbutis, 20 amžiaus statiniai tai būtų grafo rūmai, neoromaninė katedra ir dar daug kitų istorinių paminklų. Šegedo apylinkėse yra gyvenama nuo neolito laikotarpio. Dabartinio Šegedo vietoje mini romėnų miestą Partiskum. Vėliau valdė gepidai, hunai, avarai, slavai, o 9 amžiuje užėmė vengrai. 13 amžiuje buvo nusiaubtas mongolų, 14 amžiuje valdant Anžų dinastijos karaliams suklestėjo kaip prekybos, daugiausia druska centras, tapo didžiausiu pietų Vengrijos miestu. Dar paminėsiu, kad 2019 metais buvo gyventojų surašymas ir jo duomenimis mieste gyventojų yra beveik 170 000. Šegedas taip pat yra upių uostas. Čia yra geležinkeliai ir plentai, kurie veda į Budapeštą, Belgradą Serbijoje, Aradą Rumunijoje, taip pat turi oro uostą
tekstilės, siuvimo, trikotažo, avalynės, popieriaus, elektronikos, chemijos, stiklo, metalo, apdirbimo, statybinių medžiagų, poligrafijos, maisto. Tai būtų mėsos, vaisių, daržovių, cukraus, pieno, tabako, vyno, spirito pramonė gerai išvystyta, mašinų, baldų gamyba, upių laivų statyba, turizmas. Prie Šegedo yra karštųjų mineralinių versmių, taip pat gerai išvystytas žemės ūkis, išgaunama nafta ir dujos. Yra universitetas ir kitos aukštosios mokyklos, etnografijos ir pilies muziejai, paveikslų galerijos, nacionalinis teatras, botanikos sodas, vyksta įvairūs festivaliai.